Bum, Palmės. Atvažiavom, perspotinimas prasideda. Nu šiaip neprasideda, nes čia taksai. Įdomu, kiek kainuoja. Pabandysim surasti maršrutą iki savo naktyvietės. Ir tada rytoj jau kelsimės į kelionę pas savo numylėtąjį automobilį, kurį pamatysite labai greitai. Kol kas tiek. Tai welcome to Spain. Numeriukai. Oro uostas. Tepu. Iki mūsų naktyvietės 3 km. Palei navigaciją rodo, kad 40 minučių eit. Sužinosim, ar tavo batai geri. Jo, to įvertinsi mano naujus batus. Ar aš tikrai pajėgsiu įveikti šitą atstumą, nes takso nekviečiam, nors jų čia apstu. Bet išbandysim kojas šiam kartui. Gal šiaip tai nedėrėtų taip daryti, nes nusimato daug vaikščiojimo artimiausiam dienom. Bet okei, aišku, ir automobilį turėsim, kurį pamatysim vėliau. Tai gerai, einam, gal parspotinsim ir jo, susitiksim. Labas rytas, esam Ispanijai. Nu ir va, pirmas egzempliorius, Transformeris. Kiti vadina kosminiu, bet šitas savininkas nusprendė, kad čia Transformeris. Tai va, dabar keliaujam. Ankstyvas rytas, dabar turim 8 ryto, palaukim, kol parduotuvė atsidarė. Saulė dar neužkepino, visai nieko, aš net su džempu. Aišku, aplinkiniai vaikšto su maikutėm, nežino, kas laukia. Oras ganėtinai drėgnas. Bet jo, dar nekaršta, tai labai gerai. Nu tai va, eisim pakeliui, kažką pakarspotinsim, nežinau, ar kažkas... Jo, mes juokiamės, mums 10 km iki stoties reikia nukeliauti, bet iš tikrųjų nenorime eiti pėsčiom, kad nebūtų kaip Vokietijai, bet jau pradedame eiti, tai pažiūrėsim, kaip čia gausis. Gal nuo 70. Jo, man matau E36, kur jisai man, toks vyštinis, visai nieko. Beje, kas nežino, tai Ispanija yra dyzelių kraštas, čia jaučiu kokie 8% dyzeliniai automobiliai, tai bus galima, jaučiu, atrinkinėti, kur ne dyzeliai. Va, 92, taip, žodžiu, ar 90, nežinau. Tai žodžiu, gerai, būsim ant ryšio, einam kol kas. Priėjom Fake Civica Type-R, iš kur žinau, dėl to, kad du vamzdžiai ir ratai tikrai nelabai panašus Civica Type-R. Prieš tai buvome EP3 sutikę, tik dar nefilmavau. Tai jo, čia Civicus mėgsta žmonės modifikuoti. Tai pažiūrėsim, gal daugiau užtiksim įdomesnių variantų. Ir aišku, motociklų labai daug visokių, nes panašu, kad čia verta važinėtis dviratį transporto priemonę. Laidynas neblogas. Tiesiog inžinerinis stebuklas. Magiška. Kiem 6. Esu tikras, kad nesurdyjas. Ir aišku dyzelis, bet nesurdyjas. Ir beveik GR Corolla. Nes, Starbakes, aš nutaikęs, karočią, kamerą ne ten, kur reikia. Starbakes. GR, ženkliukas ir parašyta Starbakes. I don't know. Šiaip tai tikrai gražu. Visus žalumos yra, nemažai palmių, viskas tvarkinga, šiukšlių tikrai mažai, darbuotojai va dirba, šiukšlės tvarko, tikrai visai faina, gyvent galima, manau. Sakau, labai švaru. Ir ryte gatves plauna. Vakaras užėjom, buvo labai... Nice. Žodžiu, važiavom su taksu, nusprendėm neeit. Labai protingas sprendimas, nes keliavom, aš nežinau, pusvalandį, kamščiai ir panašiai. Ir ten toks pramoninis rajonas, o dabar esam stoty. Tokioj didesniai stoty. Dabar svarbiausias tikslas yra pavalgyti. Tai varom McDonald'ą ieškoti. Atvarėm į užsienį ir karočią varom į Maką. Nu bet bent žinom, ką gausim. Čiaukučiukų traukinukų. Važiuojam, koks ten dabar greitis mūsų. 25 laukia. Kažkokia erotika ekrane. Kas ten 100 šiam, draugai. Kalniukai. Oriai visai.
Bilietukai kainavo, kiek, ką čia man kainavo šitie bilietukai. Opa. Dėjom 4,5 eurų, tai va važiuosim porą stotelių. Nu ir tada jau labai būsim arti savo numerių panaudojimo tikslo. Čiūkų traukinuko, atrodo vaizdas greičiau skrenda. Temperatūra. Ir važiuojam 220. Sajoriai. Tikrai labai gražu. Patinka Ispanija. Tik labai šilta, bet labai gražu. 301. Dabar reikia pilotui paplauti. Mašinistui paplauti. Skrendam intensyviai. On fire. Ispanija on fire. Kur aš net nepataikiau, va. Spėju, kad į tam biškį naftos turi. Pamleido ir mus pasitinka labai linksma šiukšliadėžė. Sako nom. Bet kur bebersi, tai... Ten pats vis. Jo. Taisyklės yra tokios. Randamės Leidoj. Išėjom iš stoties. Ir dabar va. Randamės kažkur. Kvadratinis kažkoks pastatėlis įdomesnis. Lauke 30. Šiltoka. Nu tai gerai, einam dabar paieškosim McDonald'o ir... Vėl, bet nevalgysim dabar. Tiesiog ten mūsų susitikimo vieta. Tai va, ir jo, gal kažką parasiu pakeliui. Babūna šiknis, eisim į kairę. Babūna šikna nosis. Kas? Aha. Nu visai gražus tas miestas. Fontaniukas. Cute. Spygliuočiai. Vietesnis vaizdas. Jo. Šitie medžiai labai gražus, jų kamienai tokie glotnus. Nu, atrodo kažkas su švitriniu gerai prasėjo. Taigi, pirmas laimikis Citroen Saxo VTS. Nežinau, man atrodo egzistuoja VTR modelis, bet nesu tikras, bet jo, kažkas retesnio. Beje, mačiau E30 ledinį sedaną, raudoną, benzą. 325 man atrodo. Tai taip gaila, kad nespėjau į telefoną ištraukti, bet ledinis buvo. Sustabdyčiau, tai nupirkčiau. Apsipirkom McDonald'ą. Roberta ledų. Aš norėjau šaltos kavos. Šaltos kavos nebuvo. Nu čia taip neišsiduoda, kas čia tokio. Ice cold, viską. Cerveza. Nu, nežinau, ar kam aišku ar neaišku, bet čia leko duoda. Tai, nu, kavos nedavė. Geriausia alternatyva. Nu va, štai ir ji. Iš video atrodo daug geriau. Yra jam nukentėjimų šitam automobiliui, bet šiaip rūdžių nėra, visas pabraižytas, palankstytas, kainavo per daug, stoglangis matyt leidžia, čia toks, bet šiaip baika, didelė labai mašina, čia va mūsų aerodromas, kur mėgosim atsilenkę kėdės, čia bus crazy good, žodžiu labai faina mašinėlė. Pasaka. Tiesiog pasaka. Apsipirkom. Ir va, pas draugą atvykom. Leidoj. Tai dabar biškį įmerksim
pėdas į baseiną, lauke 3-3, pasaka, čia žiauriai gražu. Nu tai va, važiuojam. Yeah, I saw it too. Very nice. This one, grey. I'm just take a look. Very nice. Ai, geras. Wow. Very nice. Very, very nice. Yeah, wheel is like sticking out. Perfect. Štai, koks kemperis atvažiavo iš Šveicarijos. Pasaka, mūsų mašinėlė jau paruošta čia būt, bet gavom parking zone free. Tai reikia... Yeah, everything good, yeah. Okay. Yeah. Žodžiu, paruošėm ispaniškai automobilį. Esam prie pat trasos. Čia mūsų 3 zona parkavimo, biškį reikės paeit, bet nedaug. Labai jie sunkiai angliškai šneka, tiesiog privargom. Tai jo, vat automobilis, biškį toks matęs kovos randų, ten ant durų lenkimas, čia kažkas su raktu praėjo. Čia va, techus praeina ispaniškai automobiliai su tokiu žibintu ir su tokiu žibintu. Tikrai čia apdaužytas iš visų pusių, šita pusė atrodo dar visai nieko. Uždarom duris. Va, šita pusė visai nieko, kažkas važiuoklį labai stipriai barškai, pažiūrėjau, atrodo ne šarnyrai. Tai jo, tai va taip atrodo, priekinis bamperis, kaip matot, nepalei spalva, vadinasi buvęs daužtas ir dažytas. Dar vienas dalykas, kad oro kondicionierius prie aukštų sūkių būna užsirakina ir variklį gesint bando. Tai mes kondicionierių labai saikingai turim naudot, nes gali tiesiog nuplėšti diržą ar peršokti jisai gali. Nu, tokia mini problemėlė, bet čia problemėlė matyt aktualiai bus tik Ispanijai. Bet jau štai mano pirkinys ir štai kelionės tikslas. Tai va, dabar keliausim, bandysim jau papult. Dabar Formulės 2, man atrodo, vyksta treniruotės. Eisim, sulauksim Formulės 1 treniruotės, šiandien yra penktadienis. Tai pažiūrėsim vieną Formulės 1 treniruotę ir tada jau keliausim ieškoti. Čia jau 60 km yra mūsų ta vieta, kur mes gyvensim šitam nuostabiam automobilį. Jis yra jau plius minus aprūpintas, ten turim čia pilną daiktų viduj. Turim ten gale pripučiamą čiužinį, kurį pripūsim, kėdės užlenksim ir tikimės, kad tai pavyks mums pagyventi. Pažiūrėsim, kaip seksis. Tai va, kol kas tiek updeitų. Visa kita šiaip ir gerai, važiavom 100 kem buvo, viskas tvarkoja laiko, tik sakau, priekis tas važiuoklė per duobės važiuojant, tai visai nemaloniai barškai. Tai va, tiek. Tai paėjom, iš tikrųjų ten va įėjimas. Nežinau, už kokių 100 metrų. Tada pradėjome eiti šitą pusę. Nusprendėm, kad gal mums ne čia reikia. Nežinau, kodėl mes taip nusprendėm, bet nusprendėm. Tai nuėjom tenai link grandstandų, tenai van tolyn. Ėjom, nežinau, kokį gerą kilometrą. Tai nusprendėm, kad nieko gero nesigaus. Galvojom, kad norim patekti va ten, kur žmonės už tvoros. Nes ten pavėsis ir visa kita. Nu tai ką, teko apsisukti ir parėjom atgal. Ėjom ir sutikom šitie žmonės, kurie čia sėdi. Nusprendėm, kad čia gal net labai gera vieta, nes va atsistojus, čia amazing. Čia antras posūkis, gal trečias skaitusi ir va ilgas jisai. Nu ir va matosi tenai. Žodžiu, tikrai visai nebloga vieta ir, kas yra gerai, mes pavėsiu visą laiką būsim. Ir ten medžiai, ir čia medžiai. O žmonės, kurie va ten va sėdi, tai jie pavėsiu gali džiaugtis tik dabar. Nu, fokus. O, tai va, jie pavėsiu gali džiaugtis tik kurį laiką, po to jis dings. O perėjimas yra va ten va, Qatar Airways. Tai, nu žodžiu, kol kas šiandien penktadienį būnam čia. Nežinau, gal po to nueisim išbandyti, pažiūrėti, kaip iš ten atrodo. Bet šiaip overall, man šita vieta ir Robertui labai patinka. Labai gerai vėjas pučia, nekaršta, tikrai fainai. Roberta išsiuntė mane paimti maisto ir tai čia ir apsistojau.
Taip, paėmiau vieną alaus, 4 tokius iešmelius, 2 suvalgiam ir čia kažkokios jūros blogybės. Palikau 70 eurų. Nei daug, nei mažai. Aišku, jo, šiaip labai skanus, šitas daiktas yra maks skanus. Net nežinom iš tikrųjų, kas čia tokio. Kažkokios jūros blogybės. Tai jo gavosi, kad biški per daug maisto paėmiau. Turbūt todėl ir kainavo 70 eurų. Nu va, ir alus kikino, labai gerai. Ta prasme, 7 eurų well spent. Žiūrėjome mūsų nakvynės vietą. Bam, papapai. Supra. Biški ispaniškai nuperstas bamperis, bet atrodo labai neblogai. Reikia raštelį palikti, tik ispaniškai reiktų. Bet mėgčiau. Galėtume iškeisti CR-V į Supra ir grįžti Supra. Ką manai? Aišku, visas stafas ir nakvynė būtų prasta. Bet grįžtume su Supra. Nu va, atvykom namo. Čia yra mūsų namai. Čia yra mūsų namų vieta, 28. Aplink vien kemperiai. Nu va, tas Volkswagenas vienintelis panašesnis į tai, ką mes turim. Tai jo, bandysim išsikraut, susidėti taip daiktus, kad būtų galima miegot, prisipūst čiužinį. Turim elektros stotelę. Žodžiu, labai kietai. Čia dabar 2 naktim paėmėm. Kainuoja, nežinau, gal 70 eurų, esam prie pat jūros. Čia net nėra taip karšta iš tikrųjų kaip trasoj, tai čia visai gaivu, net noras biškiai atšoko eiti į jūrą, bet vis tiek nueisim. Tai yra dušai, yra kas nori ir pavalgyti, ir krepšinio aikštelės, ir kas tik nori teniso aikštelė. Žodžiu, labai fainai, ten tolumoje yra kažkur jūra netoli. Tai va, kol kas tiek, pabandysim įsikurt. CR-V puikiai tarnauja. Kondiškė ribotai, kaip ir minėjau, naudojam, bet visa kita viskas gerai. Tai, o Ispanijoje kuras, tiesą sakant, vienose degalinėse kainuoja po euro 50 kelis, o kitose degalinėse už euro 18 galima nupirkti. Labai keista, bet su draugu pašnekėjom, sako, viskas gerai, ten su to kuru verta pirkti tiesiog pigesnį, bet tos degalinės retesnės iš tikrųjų. Nu tai va, šiaip tai viskas fain, labai faina kelionė. Rytoj grįšim vėl iš čia į trasą, po to vėl čia grįšim ir tada jau nebegrįšim. Tai vat toks yra atsižymėjimas šiam kartui. Prie jūros. Vanduo turbūt šiltesnis negu pas mus, stipriai vėjuota, bet šiaip tai tam palmių tokia alėja. Realiai vaizdas kaip, nežinau, Miami kokiam. Nėra labai karšta, vėjuota, bet, būtų gėdinga neįmerkt šiknos į šitą viduržemį, man atrodo, jūrą. Tai tuoj persirengiam ir pabandom įlyst. Nu viskas, jau vakarėja. Žodžiu, džiuvo mūsų maudymosi rūbai. Jau viskas praktiškai suruošta miegojimui. Vakį marinam. Baiginėjau alų, nežinau kelintą, bet matyt paskutinį šiandienai. Ir jo. Susikrausim daiktus ir uždarom šitą pirmą dalį. Kaip sakant, to be continued.